Nu, bet lengva tą dalyką žiūrėti iš šono. Lengva, bet tai mes esame objektyviausi čia, nes mes žiūrime iš šono, tie, kurie yra prie skrynios pinigų, jie visai kitaip žiūri. Aš suprantu, kad yra milijardas problemų. Tai už Nausės ištraukti iš tenais. Mums reikia visų pirma normalaus filmo, kuris būtų Lietuvoje nufilmuotas. Čia labai tokia konkreti strategija. Tokia vieno pavyzdžio. Vietoj 100 milijonų Guggenheimui mes skirkime 100 milijonų biudžetą, padarykime Žiedų valdovas 4, Transformeriai 9 Vilniuje su visko, kas yra čia aplinkui. Integruokime lietuvių tautinius veikėjus, pasikviesime Zemekį, kuris vadinamas lietuvių, Spielbergą, bet kas tinka, ir mes turėsime puikiausią šalies reklamą, kurios mums beje žiauriai trūksta. Demokratiškai mes geriau stovime. Mūsų net santykis lietuvių ir užsieniečių yra žymiai palankesnis. Mes iš tikrųjų turime žymiai geresnes sąlygas, bet kažkokia tai vienybės stoka. Ir reikia vengti tokių tuščių dalykų, kaip bandymas pasivadinti ten drąsia šalim, bet nebandymas visiškai pagrįsti to. Aš dar kartą kartuoju, Lietuva, kaip ir bet koks kitas dalykas pasaulyje, yra prekės ženklas. Tai yra prekės ženklas į vidų, mums esantiems, kaip mes save identifikuojame su to prekės ženklu vienaip ar kitaip. Ir tai ypatingai yra prekės ženklas į išorę. Tai visiškai yra tik prekės ženklas į išorę, nes ten nėra jokių kultūrinių, dvasinių ir kitų sąsajų. Tai yra tiesiog dar vienas brandas kovojantis su Dizeliu, Coca-Cola ir McDonald'u dėl dėmesio. Ir sakantis, ateikite pas mus linksmiau, įdomiau, turiningiau, baisiau, nežinau, kažkokia žinutė skleidžiantis. Tai mes niekada nieko nepasieksime, nes mūsų net tenais nėra, mūsų nėra dėmesio lauke, nes mes iki šiol nesugebam suformuluoti bent vienos žinutės, dėl ko reikia kreipti dėmesį į Lietuvą. Tai paprastiems žmonėms aš noriu palinkėti nebūti paprastais. Paprastu būti yra šis kelias į nelaimę. TV kasdieną po 6 valandas, tai būsi paprastas. Negerai būti paprastas. Bet jeigu tu išdrįstum sakyt, aš turiu idėją, tegul ir truputėlį idiotiškai, ar ne? Nebijoti jos garsiai pasakyti, nebijoti su ją pasitikėti. Ja paskleisti draugams, pasidalinti, viskas tokiai prasideda, visi dalykai prasideda nuo labai mažų, prasideda mažoje kompanijoje. Mes pradėjome daryti vakarėlius 2, 3, 4, 5, 7, tai pamažu auga ir tampa judėjimu ir dar kažko. Tai lygiai taip pat su bet kuria idėja, bet kurioje srityje, ne muzikoje, ne kultūroje, vis plačiau žiūrint. Nepamiršti svajoti, niekada nepamiršti svajoti, ir nors dalykas niekada nepamiršti, kad tos sapnus svajonės galima perkelti į realybę ir norėtis perkelti į realybę. Nes čia yra kaip teorija ir praktika. Jie būtų eina lygiai greičiai. Valio!